pirmi 8 greičio ruožai buvo tokie, sakyčiau, labai skirtingi. Pirmame rate buvo prie Grūto parko greičio ruožas, kuriame buvo ganėtinai minkštas miško keliukas, vingiuotas pakankamai, buvo ir man ką veikti. Ir šiek tiek pritausodami automobilį važiavom pirmoji dienos pusėj. Dabar prisivijom jau savo varžovus, tai manau, kad paskutinėse greičio ruožuose spręsis, kas aukštesnį laiptelį pakilės, kas šiek tiek pakris. Esat viena iš nedaugelio moterų dalyvaujančių šiame ralyje. Kaip manote, ar papildys moteris ekipažų gretas artimiausiu metu? Vis dėlto tai daugiau vyriška sporto šaka, moteris visame pasaulyje rečiau važiuoja, taip kad nemanau, kad čia labai kažkas greitų laikų pasikeis. Kaip susidomėjote šią sporto šaką? 2005 metais pradėjau važiuoti. Likus porai savaičių iki pirmųjų varžybų, tėtis tiesiog pasiūlė važiuoti, nes ankstesnis jo šturmanas negalėjo. Ir tiesiog taip susiklostė, iš tikrųjų nebuvau nei paruošta, nei mokiausi tam, bet gerai sekėsi ir važiuojam toliau. Atsitiktinumas tapo gyvenimo būdu. Galima ir taip sakyti. Tai gal apsikeisit vietomis ir sėsite prie vairo artimiausiu metu? Tokių planų kol kas neturiu. Arba susirasit jaunesnį pilotą? Nežinau, kaip parodys laikas iš tikrųjų. 40, kairys 2 pjauti ir kairys 1, 20, kairys 5, 20. Kairys 4, 20. Dešinys 3 ir trablin 30. Trablin 20, kairys 5, dešinys 4 siaura. Oi, bliuot, dešinys 4 siaura. 30, kairys 1, 30, trablin 20, trablin 4. 9 ir 10 greičio ruožai Vytautui Švedui buvo tik formalumai, niekas nesugebėjo rimčiau pasipriešinti jo ir Žilvino Sakalausko ekipažui. Jie kirtę finišo liniją užsitikrino ne tik šio ralio nugalėtojo titulus, bet ir ženkliai svarbesnį laimėjimą. Vytautas Švedas ir Žilvinas Sakalauskas 2011 metų Lietuvos ralio čempionai. Dešinys 5, bet trablin 30, kairys 4 pjauti 40, kairys tiesiai. Kairys 6, 7 siaura. Gerai. Gerai. Ačiū tau. Ačiū tau. Antrasis liko Dominiko Butvilo ir Renato Vaitkevičiaus ekipažas. Tuo tarpu viso ralio metu besitęsusi kova dėl trečiosios pozicijos baigėsi Ramūno Čapkausko ir Tomo Šipkausko pergalę. Jie paskutiniuose greičio ruožuose aplenkė Benediktą Vanagą su Irina Kolomeiceva. Rokas Lipeikis liko 5. Geriausiai tarp svečių sekėsi Vait Zvaigsnė ir Martinš Ozolinč ekipažui. Jie finišavo 7 pozicijoje. Как вам этот этап в Друскиненькой? Для первого раза, я думаю, что очень хорошо. Ką manote apie šį ralio etapą Druskininkuose? Kaip pirmą kartą manau, jog viskas yra labai gerai. Tik paskutiniai greičio ruožai buvo labai sunkus. Na, gal ir gerai, kad buvo sunkus. Kol kas per anksti viską vertinti, bet iš esmės viskas buvo gerai. Jūsų varžovai kalba apie blogą trasos dangą. Trasos danga bloga dėl to, kad labai greitai atsiranda provėžos, o tai apsunkina važiavimo posūkiuose. Viskas dėl to, kad danga yra minkšta. Pas mus Latvijoje tokių trasų nėra. Потому, в принципе, в Латвии у нас такой нету, да. Мы как едем, все время так и едем. Skirtingiems etapams automobilio specialiai neruošiame, todėl, kad tai mums yra pirmasis sezonas. Visas ralis tarsi treniruotė. Tačiau kiekvieną kartą stengiamės važiuoti vis greičiau ir greičiau. Manau, šiame ralyje mums sekasi labai gerai. Savo Open klasėje mes esame 3, o bendrojoje įskaitoje 7. Ralyje netrūko ir gedimų bei avarijų. Štai Remigijus Veikalas važiuojantis su Adomu Rimša siaurose keliukose savo automobilį gerokai aplaužė. Papuolė medis po keliu ir rezultatai matosi. Tai kas pagrindė lūžo? Tai viskas, dėl ko čia nedavažiavom, tai amortizatorius lūžo, pagrindinė priežastis. O tada ratas gavo laisvumą ir nesisuko. Ir tada linko ir šakė, ir lūžo vairo traukė. Nu, viskas, kas tenai jau prie to rato, tai viskas sulūžo. Toks įspūdis, kad pirmieji važiuojantis labai išmulė trasą ir dėl to kiti turėjo techninių problemų daug.
Jo, iš tikrųjų, tą, ką vakar susirašinėjom, tai po 20 automobilių trasa iš esmės skyrėsi, nes užnešta šlapio purvo, samanų visokių ir paprasčiausiai ant asfalto padanga visai neturi jokio sukibimo. Dar plus temperatūra vėsoka ir padangos pavargė po visos dienos važiavimo ir tiek matyti ir trūko. Sakykit, kaip vertinat Druskininkų ralį, kaip organizacija, trasos, kuo skiriasi nuo ankstesnių etapų? Kai kurių greičio ruožų galėjo nebūti, bent jau antrą kartą, tai iš tikrųjų minkšta danga. Ten Lazdijų pusėje tai tie greičio ruožai įdomus. O tiek šitas, tiek miškotas greičio ruožas tokie savotiški. Manau, kad sportininkai jais labai nesidžiaugia visi. Tais metais važiuosit? Tai šturmano reikia klausti, jeigu šturmanas važiuos, tai važiuosim. Dešinys 4-5 plius sankryžai. Dešinys 4-5 plius sankryžai. Jauti. 30, kairys 9. A2000 klasėje pergalę iškovojo Dmitrijus Niačinas su Kęstučiu Buziumi. L2000 greičiausias buvo Vytautas Baranauskas, o Karolis Rašys užėmė pirmąją vietą S2000 klasėje. Pasibaigus šių metų ralio čempionatui, apdovanojus prizininkus ir čempionus, jau galima pasvarstyti ir apie kitų metų naujoves bei laukiančius darbus. Kaip tvirtina Lietuvos automobilių sporto federacijos vadovas, 2012 sezonas bus ne ką prastesnis nei buvo surinktas šiemet. Važiuojam kitą savaitę susitikti su Lenkais, Latviais ir Estais. Turim minčių netgi apie galimybę pabandyti Lietuvoje VRC kažką panašaus į etapą ar net etapą padaryti kartu su Lenkais. Ir būtent šitas regionas todėl yra įdomus. Ir metai iš metų čempionate, kaip matot, kova aštrėja. Realiai 5-6 ekipažai kaunasi dėl pirmos vietos. Tai aš labai tikiuosi, kad kitais metais jau 10 ekipažų važiuos. Ir matot, šiemet yra daug naujos technikos, reiškia krizė po truputį jau traukėsi. Jau šiandien žiūrėjau 30 klasės Evo Mitsubišiai važiuoja. Puikus Benedikto Vanago Subaru, visiškai naujas automobilis. Tai manau, kad kitais metais tokių automobilių bus dar daugiau.